Laufesto dalyvio krepšelis. Maikutė. Galėjai pasirinkti spalvą ir dydį. Citrinų limonadas. Tikiuosi, kad išgėręs nieko nebus. Smirdalas. Taip. Čia kažkokia šampūnas. Čia mašinos šampūnas ar žmogaus šampūnas? Nesuprasi. Nu, pabandysim, pažiūrėsim. Dar vienas šampūnas. Taip. Čia tokia rimta bonkė. Glass cleaner. Gerai. Sueina tokie dalykai. O, stiklinė. Low Lublin, Low Fest. Taip. Čia turbūt jo dalyvio kortelė. Dar kažkas, dar vienas smirdalas, dar visokių lipdukų, nu žodžiu, esmė aiški. Ir dalyvio mokestis 30 eurų. Ir čia už 3 dienų festą, už sceną didžėjų, dar nemokama plovykla buvo, dar nuplovė mašiną. Džiaur. Mašinų daug, kiekvienos nefilmuosiu, bet pafilmuosiu geras. Pradėsiu nuo S15. Nieko per daug nepridaryta, tiesiog tikras dailus GDM-as. Šiek tiek kitoks vabaliukas. Ne toks kaip dauguma, kaip tiesiog retro padaro, o čia jau toks kaip kovinis, kažkas tokio. Sėdynės įdomios. Lenkiška tautinė mašina. Irgi dailiai padaryta. Čia mašina tokio stiliaus, kokio Lietuvoje mašinų labai mažai. Ypač renginiuose, nes renginius tokių nepriima, nes galvoja, kad čia lavonas ir panašiai, nors čia yra stilius ir mašina yra stilinga ir padaryta būtent, kad trauktų dėmesį. Čia yra Red Style ir Red Style stiliaus mašinos jos turi būti renginiuose, bet kažkodėl lietuvių renginių atrankų komisija galvoja kitaip. Daug detalių visokių, kad yra spina bagažinės. Daug visokių BMW, tai tokius filmuot, aš manau, kad yra prasmės. Pirmas Golfas kabrioletas. Dobra, to my tu mamy pakiet dokładek. Šeštas Civicas sedanas su, kaip matau, K serijos varikliu. Dar čia gal daug kas nesupras, bet lešiai dėti žibintus, tai irgi modas. Čia vyksta dalyvių interviu, tiesiog kas nori gali privažiuoti, papasakoti apie savo mašiną. Tai šiaip visai gera idėja tokia, kad nekviečia to, kas nenori šnekėti, važiuoti, kas nori. Toks įdomesnis BMW's, nors būklė tai gan prasta. Sakyčiau, net labai prasta. Bet vis tiek modelis įdomesnis. Vakar vis bandėm nuspręsti, čia statika ar su oru. Čia kur visos mašinos stovi, tai visos statikai. Nors skyrus Evaldą Foresterį, nes tiesiog kartu su mumis norėjo stovėti. O šiaip čia paskirstė, kad atskirai statikai ir atskirai su oru. Toks įdomesnis golfukas pirmas. Dar vienas gražus Civiciukas. Dailiai padarytas. Šiek tiek 7 Civicu. Kiek jau tekia matyti mašinų su tokiu išpaišymu, kad atseit atrodytų mašina kaip nupaišyta. Tai pirmą kartą matau, kad realybėj ta mašina iš tikrųjų atrodytų kaip nupaišyta. Nes dažniausiai tai nuotraukose atrodo gerai, bet kai pasižiūri realybėj, tai baisu. Atrodo tikrai gražiai.
Net jei nebūtų išpaišyta, tai vis tiek šitą mašiną labai gerai atrodytų. Tai visi praplatinimai, viskas. O dar išpaišyta, tai tikrai vienas iš tokių topinių projektų, sakyčiau. Man kaip patinka taip pat ir visureigio offroadas, tai ir tokias mašinas džiugu matyti parodose. Nors ir nėra kažko daug padaryta, bet vis tiek kažkas įdomesnio. Su platintom skardom irgi galima drąsiai važiuoti parodas ir atrodyti gerai. Nebūtina ten labai brangių ratų. Čia irgi galima vadinti Lenkų tautinę mašiną, nes jau dabar keliuose pakankamai retas, bet dar prieš kokių ten 10-15 metų tai labai daug matydavau Lenkijoje keliuose šitų modelių. Aišku, dažniausiai važiuodavo per pus lėčiau negu leidžiamas greitis, bet reikia turėti omeny, kad tokia čia jau ir mašina. Žinoma, kai visada dominuoja Vagai ir BMW, bet yra ir retesnių modelių. Čia priėjom į orinukų skyrių. Dar vienas iš tokių topų, sakyčiau, kokybiškas, gerai padarytas. Durys kartu su arkom išplatintos. 32. Krūva vagų, kaip visada. Marsiukas. Noriu, jei neklystu, tai čia Trabantas. Įdomus lipdukas ant stiklo. Dar vienas iš geresnių, Nissan Cima. Jau berods mačiau jį Ultrace. Lygtais tas pats. Bet į tokią mašiną tai galima žiūrėti ir žiūrėti. Dar ir bagažinė padaryta. Irgi tokiam, tai galima drąsiai to paduoti iš karto. Nežinau kodėl, bet kažkaip, gal todėl, kad taip stovi, tas 36 kabrikas gerai atrodo. Būtų gražus Lexusas, jeigu nėra tai. Aišku, skonio reikalas, bet mano nuomonė, tai čia žiauriai negražus, baisus ratai ir visiškai netinka šitam kėbului. Dar pridurčiau, kad jeigu nuimamas numeris, tai bamperis turi likti švarus, be jokių skylių, be nieko. O jeigu jau yra skylės, tai jau geriau tada uždėti ar numerį, ar kokį fake numerį, ar dar kažką tai. Nes, taip nuimti ir palikti skylės kažkaip, neestetiškai atrodo, sakykim taip. Nedažnas renginių lankytojas, Sabas. Lietuviškų Sabų savininkai galėtų pasižiūrėti, kaip turi atrodyti dailų Sabas. Dar čia ir išdažytas kažkaip įdomiai. Nežinau, per kamerą matosi, bet daug blizgučių. Aš dabar pats žiūriu per ekraną ir atrodo, kad čia būtų purvas, dulkės, bet čia ne dulkės, čia blizgučiai. Čia neklystų lietuviškas BMW. Ne iš karto atkreipiau dėmesį į kalpokėlius. Čia toks ne super ypatingas Seatas, bet jo pagrindinė fiškė, sakykim, tai yra blizgučiai. Gaila, kamera neperduoda, bet realiai tiek daug blizgučių, tokie ryškus. Atrodo, tarsi čia būtų, nežinau, lemputės įdėtos į kėbulą ir šviestų, nes labai ryškiai šviečia. Labai gaila, kad kamera nesugeba nufilmuoti šito dalyko. Pirmos kartos Jetta. Jau iškart galima pasakyti, kad rimtas projektas, kai jau stovi ne gamyklinis kompiuteris. Pilnai juodas Mersas. Ir kaip galvojat, ar čia tikras C103 ar kaip lietuviškas, kad atseit AMG, bet iš tikro standartas. Čia įvažiavimas, pilna ten atributikos, dar šiandien dar atvažinėja mašinos. Čia nežinau, ar organizatorių mašinas, ar šiaip. Ten į kairę orinukai, į dešinę statikai. Čia dar toks upelis teka. Čia restoranas. Čia plovykla, kur vakar plovėmės. Čia toks stilingas keliautojas matosi. Ir vėlgi spalva su labai daug blizgučių. Miata su platintom skardom. Labai gražios spalvos. Kita Miata irgi gerai atrodo.
T3 STI. Įdomu, ar tikra. Praplatinimai kaip ir yra, tai gal ar tikra. Nu ir dar viena pažyba. Chaseris 100. Aišku, kažkam gal visiškai neįdomi mašina. Man tai nesvarbu, kad mano markas, praktiškai ta pati mašina, tik kitas modelis. Tai nesvarbu, kad jisai gražesnis, bet man vis tiek pamatau, kaip sakant, kolega, man visą laiką įdomu pasižiūrėti. Aišku, būtų labai gerai su savininku pašnekėti, kas stebina, kad turi istorinius numerius, nors mašina tikrai dar nėra 30 metų. Įdomu, nuo kiek metų pas jūs galima gauti istorinius numerius. Bet jiem ir nebūtini istoriniai numeriai, galite tiesiog paprastai priregistruoti ir su normaliais numeriais važinėti su dešiniu vairu. Kaip ir bet kurioje kitoj normalioje išsivysčiusioje valstybėje, išskyrus Lietuvą. Kaip ir Ultrace lipdukai sekso tematika. Komplektacija Avante, tai čia tikrai ne turbininis variklis, nebent svapintas. Bet visgi prisikabinsiu prie ratų, labai baisus ratai, visiškai netinka šitai mašinai, nei pagal stilių, nei pagal laikmetį, absoliučiai. Ta prasme, tiek baisiai atrodo ta mašina su šitais ratais. Fitminto irgi nėra, ta prasme, geriau būtų standartiniai ratai, tai būtų tiesiog visiškai standartinis, paprastas, bet už to tikras žydėjimas. O su šitais ratais tai čia bandom padaryti kažkokį tuningą, bet gaunasi tuningas į priešingą pusę. Paprastas 7 BMW su idealiai tinkančiais ratais ant Chaserio. Gerai, ne idealiai tinkantis, nes aš pats ant savo marko tokius turėjau, tai biški irgi netitinka klasė, mašinas, čia tokie labiau VIP ratai, o markas ar Chaseris tai tokie labiau vidutinė klasė, kaip BMW 5. Tai jau tokie ratai gal, nelabai atitinka, bet vis tiek jie daug geriau žiūrėtųsi ne ant 7 BMW, o ant Chaserio. Sprendžiant iš kapoto, tai variklis su turbina. Aišku, gali būti ir dizelis, bet tikiuosi, čia Legacy GT. Toks atrodo paprastas, standartinis, bet biški ir slyperesnis, stabdžiai rimtesni sudėti. Ir šiaip pastebiu pas juos daug pas ką pritamsinti priekiniai langai. Įdomu, ar čia gal kažkiek tamsinti legalu, arba gal tiesiog policija labai nesikabinėja. Dar vienas iš tokių įdomesnių eksponatų. Net nežinau, kaip modelis vadinasi, markės Xion, konkurentas Nissan Cube. Tik skirtumas tame, kad Nissan Cube yra asimetrinis, šitas simetrinis, bet principas tas pats, žodžiu, kubo formos mašina. Aišku, kai kas gal sako, kad čia nesąmonė, čia negražu, dar kažkas, tai nežinau, man tai labai gražu ir labai tikrai įdomus kėbulas. Ir daug įdomiau žiūrėti tokį, negu ten į eilinį ten tautovežį. Yra ir Volvo, nors ir nedaug. Honda Bliudas, tiksliau Prelude, bet anksčiau vadindavo Bliudais. Dar vienas pavyzdys, kaip 3 stipinų ratai gali gerai atrodyti. Čia Lietuvoje praktiškai nesutinkamas Šakotan stilius, kai išnešamas į tepalo kuleris su žarnom. Nors sakyčiau, kad par šitos detalės daugiau nelabai kažkas čia ir padaryta iš Šakotan stilių. Gale irgi išmetimas padarytas vertikalus, tai galima sakyti, kad šita mašina yra Šakotan stiliaus. Čia Šakotan yra toks lengvas Bosazokų stiliaus lengva atmaina. 4 Civicas su tokiu išmetimu, bet kapote tai skylės nėra. Tai reiškia, čia užsidėjo tik tai į parodą. Gerai, tada kitas klausimas, tai kaip tada eina vamzdis? Tai negi jisai čia kažkur ir baigėsi, bet kad nelabai kažkas matosi. Tai ką, tai turbinos čia nėra, čia iš karto sirbimas. Čia ne imitacija, ta prasme, tas vamzdis ne. Išmetimas pajadavęs, tai matosi, kad dirba, kad tikras išmetimas. Labai įdomu, kaip čia taip. Geresnė Miata. Evolutionas. Ne kažkas tokio wow, bet kai žinai, kaip šitą mašiną važiuoja, tai ir kai žinai, kiek jinai reta ir kiek jinai kainuoja, tai dėmesį vis tiek traukia. Ir kas svarbiausia, tai čia vėlgi tikras žydėjimas, vairas dešiniai. Tikiuosi, kad čia žydėjimas, o ne anglas. Jeigu akis nemeluoja, tai spidometras kilometrais, tai reiškia čia tikras žydėjimas.
Irgi toks vienas iš geresnių projektų. Iesas su Alteza gruntelėm, intercooleris didesnis, tai įdomu, kas čia įdėta. Ar turbina standartinio variklio, ar koks nors jau džeizėtas įmestas. Salonas standartinis. Acura Integra, nu arba Honda Integra, galit vadinti kaip norit, keturdurė. Čia galima sakyti kaip Civicas, tiesiog kad kitoks modelis, nes šiaip daug labai panašumų su Civicu. BMW labai daug, kiekvieną tikrai nefilmuoja, nes šiaip tiesą sakant gerų BMW nelabai čia yra. Ultrace buvo, o čia tai nelabai. Galima pafilmuoti, pavyzdžiui, 30, ypač universalas ir spalva gera. Ir šiaip tai visai dailiai atrodo salonas, tai kaip naujas galima sakyti. Nesupuvęs, nesurūdijęs, kažkiek aišku yra ten. Kaip ir amžius daro savo, kaip sakant. Nu ir galima 36 universalą pafilmuoti, nes universalas pakankamai retas modelis. Ratukai neblogi, sėdynės įdomesnės sudėtos. Policai bulkelė. Nusėdailus BMW-kas, gražus numeriai. Ar matėt kada tokius ratus? Skardiniai ratai ir ant viršaus uždėta plokštė ir atrodo kaip kokie ten ardomi ratai ir panašiai. Įdomu, čia tikri numeriai tokie maži ar ne? Čia visiškai kitos grotelės, įdomu net kino. Tikrai ne originaliai jau, nes ant sparnų netaina. Irgi renginio dalis, paplūdimys. Ką tik praėjo apdovanojimai. Apdovanojimai šiaip įdomus. Top 3 ratai geriausiai ir top 7 geriausias mašinas. Ir viskas. Šitie ratai gavo vienas iš top 3. Vienas iš top 7 gavo BMW 36. Nepasakė, kuris tiksliai, bet aš galvočiau, kad šitas, nes tikrai atrodo dailiai. Taip pat gavo šitas Lexusas, sakyčiau, vertas. Gavo šitą Corsa, manau dėl to, kad labai žema, statikas. Tai irgi sakyčiau, kad verta apdovanojimo. Jinai buvo taip pat ir Proust bandiai. Kitas top 7, tai šitas 4 Civicas. Jis ir vakar laimėjo išmetimo rungtį. Šaudo įspūdingai, nors net turbinos nėra. Paprasta D-serija su Viteku. Šiaip labai keista, kad šitas negavo. Gali būti, kad dėl to, kad rėmėjai, tai todėl ir nedavė. Bet šiaip tikrai vertas topo. Dėl ko galima pasiginčyti, tai dėl šito 5, nes jisai gavo top 7, bet nepasakyčiau, kad jisai vertas top 7. Nes tikrai čia buvo geresnių mašinų. Taip, šitas tikrai nėra blogas. Tikrai jisai dailus, gražus, viską, bet nežinau, jeigu ten grinai pagal būklę vertint, tai taip, bet pagal patį modelį, pagal spūdingumą, pagal tuningą, nes, pavyzdžiui, salono visiškai nėra. Standartinis pilnai salonas. Tiesiog dailus Civicas, bet top 7 aš manau, kad tikrai nevertas, tai galima ginčytis. Dar top 7 gavo Nissan Cima, bet toli stovi, tai nebeįsiu filmuoti, vis tiek matėt. Ratus dar gavo Mersas 124, bet jo čia nematau, tai gali būti, kad prie orinukų jisai buvo. Baigėsi renginys, išvažiuojam. Rezimuojant, tai geriausias renginys, kokiam esu buvęs. Ultrace'as ten, aišku, ten
žymiai daugiau mašinų ir panašiai, bet ten toks, kitokio tipo renginys. Čia renginys orientuotas į dalyvius, tai kaip dalyviai čia tikrai smagu atvažiuoti. Aišku, jeigu būčiau atvažiavęs su galų varoma mašina, tai gal ten trūktų kažkokios vietos, ten ar kokį burnautą padaryti ar panašiai, nors kaip ir čia ant tų keliukų kažkas darė, ten išvažiuojant darė, tai kaip ir irgi. Tai filmuoja išvažiuojančius. Atvažiavau su priekį varoma mašina, tai kaip ir šitie visokie ten burnautai ir panašiai, kaip ir nebesvarbu, nebeaktualu. Renginys tikrai aukšto lygio, bet gal ne tai, kad lygis čia, o tas toks vaibai tokie, kad viskas galima, viskas leidžiama, darai ką nori. Ant išvažiavimo, kai visada žiūrovai laukia burnautų. Nespėjau pafilmuoti renginio metu, skubam namo, ilgas kelias, tai nenorėjau gaišti laiko filmavimam, tai pafilmuosiu kelyje. Renginys tikrai patiko, tikrai fainas, labai patiko organizatoriai, nes vis pirmųjų daug, visų antra viskas kaip ir organizuota, bet nėra taip, kad viskas griežtai, viskas kaip ant popieriaus turi būti parašyta, žodžiu, viskas laisva, ten kažkokių ribojimų nėra, ten tiesiog buvo penktadienį, ten pradėjo daug kas šaudė, pasakė scenui per mikrofoną, kad atvažiuoja policija, tai dabar nešaudykit, kad dabar jie atvažiavę policija nieko neužfiksuotų, o po to galėsit šaudyti. Žodžiu, aš manau, supratot atmosferą, nėra taip, kad visiškai negalima šaudyti ir panašiai. Nėra taip, kaip vienam Lietuvos renginyje, neminėsiu pavadinimo, bet turbūt visi žinot, kur vaikščiojo per palapinės, atiminėjo alkoholio butelius, čia tokio absurdo tikrai nebuvo, čia patys organizatoriai prieina, kartu ten išgeriam, ir šiaip tas jautėsi draugiškumas, jautėmės, kad esam laukiami svečiai, daug kas tiek organizatoriai, tiek kiti dalyviai prieidavo, tam paklausdavo, tiek apie mašinas, tiek apie mūsų iš kur mes čia ir panašiai. Galena būkė žmonės vietiniai, tai su jais susidraugavom, ten vakarus leidom kartu. Tikrai labai fainas renginys, visapusiškai tiek automobilių yra ką pasižiūrėti, tiek ta atmosfera visa tokia, vaibai draugiški, muzika groja vakare, diskoteka, galima pašokti, gali ten nueiti į restoraną. Nors restorano tai gal trūkumas būtų, nerekomenduočiau, nes toks nelabai kainos didelis, beveik kaip pas mus, aptarnavimas prastas, kai buvo prausbandiai, ten alus pilstomas, futrakai buvo, tai to gal trūko. Kitą kartą kas nors važiuos, tai geriausia, aišku, pasiimti su savim tą grilių viską. Mes, aišku, turėjom grilinom. Jeigu lygint su Lietuvos renginiais, tai pats panašiausias renginys iš šito būtų Auto Club Summer Fest, bet jisai panašus tik tai savo tematiką irgi, toks pušynas, namukai, kaip kurortas galima sakyti. Bet aišku, renginio lygio, tai prasme net nesilygina, žymiai aukštesnio lygio renginys, tiek automobiliai, tiek atmosfera, ten tie namukai, aišku, Summerfest'e tai namukai nemokami, čia namukai kainuoja namukas 800 zlotų, bet tai ten tas namukas, jisai tvarkingas, gražus, ten su tualetu, su viskuo, tai ir žmonių kiekis neribojamas, tai galima ten, kiek nori žmonių gali gyventi tam namukį, tai jeigu didelė kompanija, tai tikrai apsimoka. Aišku, galima ir palapiniai mėgoti, mes ėmėm viešbutį kitam miestelį, tai aš pagalvoju, būtų paprasčiau gal palapiniai tiesiog išsimėgoti. Visiems rekomenduoju atvažiuoti šį renginį, tikrai labai fainas renginys. Ir aš manau, kad geriau nuvažiuoti vieną renginį užsienį negu į 10 renginių Lietuvoje, kur visi tie patys, tos pačios mašinos ir nėra ką žiūrėti. O čia tikrai galima savo akiratį praplėsti. Nėra čia taip toli. Ar ten važiuoti kokį ten lietuvišką renginį, kai ar taip, tu visą savaitgalį jau tam renginį skiri, ar tą patį savaitgalį skirti čia. Tik tais, kad kūro kažkiek daugiau reikia ir viskas, bet per tą pačią gali čia lenkiškų prekių prisipirkti. Tai ir tas skirtumas ir atsipirks. Keliai geri, kas bijot važiuoti, kad ten su žema mašina ir panašiai, tai baisiausia yra per Lietuvą važiuoti. Lenkijai, patys matot,
giliai kaip stiklas įdėlus, tik prie pat renginio jau buvo ten kokie 5 km 10, bet toks prastesnis kelias. O taip per visą Lenkiją, tai puikus keliai, čia patys važiuoja Lenkai ten su labai žemais statikais ir neturi jokių problemų dėl to. Tai jeigu ten kas bijot, kad čia ilgas atstumas, kad mašina gali sugest, tai mašina važiuoja minimaliom apkrovom, taip netokių apkrovų labai retai kada kas sugenda. O jeigu ir suges, tai čia Lenkijoje pasitaisyt kainuos pigiau nei Lietuvoje. Tai aš sakyčiau, kad tikrai verta važiuoti, tikrai visiems rekomenduoju, kas norėjot važiuoti, nevažiavot, tai galit gailėtis, nes tikrai daug ką praleidot. Aišku, kitais metais girdėjau gandų, kad nebus renginio, nebebus, nors jau 7 metais jie vyksta, bet pažiūrėsim, gandai yra gandai, žiūrėsim kaip iš tikro. Dar bandysim važiuoti kitais metais ir į kitus renginius, gal dar Slovakiją bandysim užkabinti, žiūrėsim kaip bus, kol kas nieko čia nenoriu prižadėti, priplanuoti, bet kai važiuosim, tai būtinai paskelbsim ir kviesim važiuoti kartu, nes tikrai verta, palyginus su Lietuvos renginiais, tai čia tas pats, kas nežinau, ar į kebabinę nueit, ar į restoraną nueit, va toks ir skirtumas.